Sveiki visi. Sveiki atvykę į mano podcastą Juoda Balta. Ir šiandien kalbinsiu Moniką Dovydaitę, kuri fotografuoja neštukes, šeimų fotosesijas. Sveika, Monika. Labas. Agne. Labai gera tave matyti pas save laidoje. Ir dabar tiesiog norėjau tavęs paklausti, esi daugiau neštukių fotografė, taip? Taip. Bet ir šeimos. Taip. Ir kaip save apibūdintum, kokia esi fotografija, savo stilistiką? Iš tiesų, tai pradėjau fotografuoti, tai buvo labai daug portretų pradžiai, portretai ir reportažai. Ir viskas taip vis keičiasi ir perauginėja. Tai iš tikrųjų ir atsirado ir vestuvės, tada buvo ir krikštynas, ir šeimų fotosesijos. Tai gal sakyčiau paskutiniu metu, aišku, tas paskutiniu metu, tai gal taip ilgametį perspektyvoje atrodo, kad man paskutiniu metu, šiaip dabar jau žiūrėjau, kad ten gal ir 10 metų praėjo nuo to, kai pradėjau neštukes daugiau fotkint. Tai paskutiniu metu pas mane toks akcentas yra būtent laukimo fotosesijos. Ir tada būna po laukimo ateina šeimos, būna ir po vestuvių ateina šeimos. Ar net atvirkščiai dabar būna, tarkim, laukimo fotosesija ir po to vestuvės. Tai persimaišo galbūt atpažintis tokia su žmonėms, sakyčiau, susidaro kažkoks ryšys, santykis ir tada ateina viskam. 20 metų fotografuoji. Ir klausimas tau, kaip atsiradai fotografijoje? Fotografija tave atrado, ar tu ją atradai? Kaip viskas įvyko? Papasakok truputėlį pradžią savo, labai įdomu išgirsti. Jo, tai turbūt vaikystėje gal visiems buvo smagu ten savo tėvų fotoaparatą panaudoti, pažaisti. Tai gal kažkaip ir taip atsitiko, kad pas tėvus radau fotoaparatą, ten buvo iš vis ta paprasta muilinė tokia vadinama, tokia ten paprasta Olympus gal ten, nieko žodžių negali ten pats reguliuoti, tiesiog ėmė ir fotkinti. Tai va, tai tą atradau ir aš prisimenu, šiaip ten buvo tokia tėvų kelionė, bet aš kažkaip ją mažiau ją pradėjau naudoti ir aš tada ją įsimesdavau kuprinę, eidavau pasivaikščiot kažkur ir pradėjau fotkinti ant biškį gamtą, šiek tiek draugus, bet toksai labiau buvo pasivaikščiojama man gamtos fotografijai. Ir tada pradėjau kažkaip matyti, kad va, ten yra fotoaparatai, kurie gali galą sulieti, kad kažkoks portretas gražus, kažką galima reguliuoti ten, eismo šviesas sublurinti ir, žodžiu, padaryti tokį kaip ilgesnio veikimo kadrą. Ir aš pradėjau domėtis, kaip tai padaryti, supratau, kad pas mane negalima su fotoaparatu to padaryti ir kad man reikia kito. Ir tada pradėjau domėtis būtent fotografiją, kas pas mus yra mieste, ten tarkim Kėdainiuose, aš pati esu šiaip iš Josvainių, prie Kėdainių toks mažas miestelis, bet mokykloje jau Kėdainiuose ir pradėjau žiūrėti, ką Kėdainiuose būtų galima veikti. Su tuo tai tada atradau ten tokią fotografų kaip būrelį, tai va ten ir va, sakau, kažkaip tą fotoaparatą tada įsigijau. Ir pradėjau irgi fotografuoti draugus, po to buvo tokia organizacija mūsų jaunimo, tai ten renginius visokius joje ir taip įsibėgėjo, kad iš tokio hobio truputį pradėjo eiti į darbą, nes mane pastebėjo, kad aš fotografuoju ir paprašė tiesiog, aš net neplanavau kažkaip ten ar iš to užsidirbti, ar fotografuoti kažkam kitam, bet tiesiog viena moteris norėjo ten vienur fotografuotis, ten susirgo kažkas ir mane rekomendavo. Ir aš tada padariau savo pirmą asmeninę fotosesiją ir man pinigų dar. Ta fotosesija, taip. Ir aš galvoju, geras, tipo, galima pinigų čia dar gauti. Štai visai įdomu ir visai patiko ta asmeninė fotosesija, kad kažką kitą įamžint tokia patirtis. Ir tada galvoju, kad gal visai smagu ir tas asmeninės fotosesijas daryti. Ir va taip pradėjau, kadangi gal Kėdainiai nėra labai dideli, tai kažkaip labai greitai ir pasklido tas toks, nežinau, informacija, kad aš fotografuoju. Ir prasidėjo portretai, ir tada šeimų fotosesijos, jubiliejai ir krikštynos. Ir taip greitai įsivažiavo prie kažkokio hobio, prasidėjo į darbą. Bet šalia buvo ir meninės fotografijos, nes turėjom tą būrelį, tai ten fotografas Vidas Bečelis buvo, jisai ir yra, man atrodo, dar ir fotografų sąjungos narys, tai jis toksai labai menininkas, tai mums iš meninės pusės labai daug patarimų davė, tokių tikrai naudingų, tai vat su juo mes tokius meninius kadrus labiau darydavom ir žiūrėdavom, kaip ten viską reikia ir parodos būdavo, tai vat buvo ir ta meninė dalis, bet jau ėjo ir ta tokia gal, nežinau, komercija, galima sakyti, bet ne. Šiaip gerai fotografui turėt pradžią meninę, aš taip galvau pusę, paskui pereiti komerciją, nes, pamatai tą, tiesiog, jeigu aš taip manau, ateina fotografas, kuris turi meninės kažkokios gyslelės, tai vat gali ir komercijai truputį susižaisti ir padaryti tokį visą, labai fainai iš tikrųjų, kad taip tokia pradžia, o tai buvo tavo pirmas darbas, ne, kaip ir fotografija.
Tai toks, ar Dabar galvoju, tai vat kažkur panašiu metu buvo, kad irgi dar buvo kaip hobis fotografija, tada jeigu taip oficialų darbą ten būna, kur ten maždaug 15-16 dirbu seniūnijoje, ten gal mėnesį, tai toks gal oficialus darbas, tai va ten dar buvo, tai ir esu dar, man atrodo, gal kelis darbelius ten po mėnesį dirbus, tai va seniūnijoje, tada ten vaistiniai valytoje ir esu mėnesį Zarui dirbus pirmam kurse Vilniuje, kai atvažiavau. Tai va, tokie mano buvo 3 su darbo sutartim šitie po mėnesį darbą, bet visą laiką buvo fotografija. O niekada negalvojai, tarkim, tikrai 20 metų daug. Beje, jūs jau čia. Kaip ir. Tai ar niekada negalvojai mesti? Tarkim, pereiti į normalų darbą, ne pirtis ir dabar sakytų. Jo, tai šiaip galvojau pas mane, kad gal kas kelis metus yra toksai, kad pamąstymas, gal čia man reiktų išeiti, gal kažką kito iš vis daryti. Tvarsime, pas mane vis atsiranda tų minčių. Tai buvo net vienas etapas, vienas etapas gal buvo, kai baigiau universitetą, nes aš baigiau ekonomiką Vilniaus universitete. Tai atlikinėjomės praktiką ir galvojau gal eiti į banką dirbti. Tai pirmas buvo toksai pamąstymas, kad gal man neit fotografijos keliu palei savo specialybę įgytą. Tai buvo ta praktika į Swedbanką eit. Ir pavyzdžiui, aš kažkaip, kaip ten buvo, kad mes darėm apklausą ir buvo, aišku, nebuvo kiek ten kas uždirba, bet buvo tie rėžiai. Aha. Ir aš prisimenu, mes atlikom tą apklausą ir pamačiau, kad ten iš mūsų tos skyriaus, kur mes atlikom praktiką, ką pažymėjo. Ir aš tokia, aš daugiau uždirbu dabar kaip studentė iš fotografijos ir gal man nelabai apsimoka. Ir tada pašnekėjau su tėvais, tai sako, kitiem dirbti visą laiką suspėsi, gal pabandyk savo padirbti. Ir aš tada baigus universitetą atsidariau savo studijėlę tokią Vilniui. Tai prasidėjo tai, kad tada jau į šitą pusę ir nuėjau. Tai po to buvo gal irgi vėl kokie 5 metai, kad gal man reikėjo užsidaryti tą studiją ir galvojau, kad gal man išeiti iš fotografijos. Tai tada buvau pokalbį irgi tam pačiam Swedbanke, kad ko aš noriu. Ir visi, irgi tada tokie visi buvo nustebę, sako, kad visi atvirkščiai, sako, eina iš tų darbų tokių oficinių, į laisvai samdomus ir sako, kodėl tu taip sumastėjai, kas tau yra. Tai va, bet tai aš kažkaip irgi, ir grindžiau to, kad šiaip norėjau tokios gal sistemos labiau, tokio patikimumo, kad kažkas rūpinasi, tarkim, nežinau, patalpom, mokesčiais, teisiniais dalykais, kažkas visas kitų, visi, tu prasme, pasirūpina specialistai tuo, o aš pasirūpinu savo darbo, ne, viskuo. Tai kažkaip gal tas, ypač po studijos turėjimų ir ten jau tiek metų kažkokios patirties galvojau, kad gal to norėčiau. Bet tada irgi buvo taip, kad aš tokia ten atėjau, tokia gal irgi neužtikrinta ir tikrai noriu ten mest fotografiją ir aš atėjau pas juos su tokiu reikalavimu, kad aš maždaug galiu tik ten buvo ruduo, aš pasakiau, kad aš iki naujų metų turiu dar darbų, galiu tik nuo naujų metų ir dar pas mane ten suplanuota vasara, tai aš jau maždaug su savo reikalavimais. Tai aišku, gal ten irgi nelabai ir patiko, ta prasme, kad dar ateina mergaitė ir dar aiškina savo reikalavimus be patirties, ta prasme, iš viso universitetą jau baigus, tai aš ten praėjau šiaip į kitą etapą, bet galiausiai jie ten pasirinko iš vidaus žmogų ten, tai ir kažkaip po to šitas neišėjo ir aš tada vėl galvoju, tai gerai, tada aš toliau važiuoju su fotografija, tai buvo tokie gal 2 stipresni tie momentai, kada jau taip realiai svarsčiau, kad jau tikrai gal ne fotografija. Kad reikia. Bet būna. Ir gerai, kad padaryti, tarsi vėl atgal grįžai, nes dabar visi žinom, kas yra Monika. Tai labai fainai, iš tikrųjų tas dalykas. Dar klausimas, fotografuoji žvaigždės. Kaip su jom? Bet norėjau paklausti tokį vieną, kaip, tarkim, ateina žvaigždės, kuri mieliausia tau buvo, ar turi tokią įsimintiniausią, mieliausią žvaigždutę? Lietuvos žvaigždutė. Čia taip, jeigu galima. Jo, tos žvaigždės tik visą, gal toksai skambus. Čia per daug gal jos straipsnis pavadinimas. Kažkada, nes aš prisimenu, irgi buvo ten laida su Pareigytė ir jinai man sako, prisiskaičiau straipsnį, kad žvaigždės fotkinai, o manęs dar nefotkinai, sako, iš visų žvaigždžių. Tai iš tikrųjų kažkaip gal įsimintini tokie yra, kur charizmatiški žmonės ir kažką tau taip palieka. Tai aš prisimenu, kai pirmą kartą Mackevičius fotkinau, man labai įstrigo, kad labai tokia faina aura, ta prasme, kad jie tokie labai mieli. Aš dar fotografavau Ievą atskirai, o tada jau jų šeimą, jau ir su Rolandu, ir dar Matėjukas mažas buvo.
Tai vat, aš prisimenu, mes ten parke gal 20 minučių tik pasifotkinom, bet ta prasme ten tiek daug kadrų, nes jie tiesiog žaidė tarpusavį, tokia fotografų svajonė, kur tiesiog žmonės gražus, fotogeniški, belia ką daro, tu tik tai gaudai kadrus. Tai vat, prisimenu labai tokį, tikrai tokį fainą atsiminimą, kad vat, su jais sakyčiau, ir man labai tada irgi strigo va jų ryšys, kad aš gal, nu, vat, žiūrėjau, nes kažkaip gal bijojau, kad būna tokie, nežinau, nu, vat, gal čia dėl ekranų, tik tai kažkoks įvaizdis, o jie man tokie pasirodė, kad, nežinau, net dar fainesni realybėj, negu jie tokie, nu, ta prasme, kažkokį įvaizdį kuria, tai man gal tas labai įstrigo su jais, kad prisimenu, jo, kad, sakau, tokie faini žmonės ir tokie super lengva, tokie super meli, ten, ar kavos ar kažką, aš prisimenu irgi, va, kai fotkinu po to Ievos 30-metį ir buvo džiaugsme restorane vakarienė. Ir po to, nu, ta prasme, aš ten tik porą valandų atlėkiau, tai ten man, nu, ta prasme, ten nesirūpino mano maistu. Ir Rolandas sako, ar tu pavalgius? Nu, sakau, tai, nu, ta prasme, sakau, nu, ne, čia nevalgiau, bet, nu, pavalgius grįžus namo. Imk, sako, tai tavo vakarienė, lašišą man padavė ant sofos savo, Ieva sako, tai tu valgyk, nu, ta prasme, sako, kažką pasirūpinsim. Ne, tai tegulima ir aš ten ant sofos sėdžiu tą lašišą valgau. Nu, ta prasme, kad tai pagal, nu, ir vyksta kažkoks veiksmas, bet jo ir pagalvoja apie kitus žmonės, tai, nu, sakau, mane tokia gal didžiausia įspūdį palikė ir aš jas, nu, nemažai esu fotkinus ir Ievos neštumo, ir namuose pas juos, ir tokia, ir su meile dar maža, kai buvo ten toks kadras buvo, kur jinai maitina ją, tai tokių daug gražių kadrų ir sakyčiau, kad jo ir ta draugystė plus ir gal padėjo šiek tiek ir įsivažiuoti tam neštumo, ypač fotosesijų, nes Ieva buvo tokia iš vienų pirmų žinomų žmonių, kurios aš besilaukiant fotografavau, tai jie dar vat, mano senoje studijoje pirmoji. Su jais fotografavomės, tai iš tikrųjų labai daug po to buvo klientų po jų, kad vat, nori kaip Ieva. Visi fotografuoju, būtent jo iš tos fotosesijos. Sakyčiau, dabar kaip galvoju, tokia turbūt įsimintiniausia. Kaip smagu iš tikrųjų, kad taip, kad iš tikrųjų, kai tu žiūri irgi, nu, tarkim, va, juos seki žiūri, ne, ir kaip, kad tikrai yra, tai yra teisybė. Jo. Tas tai fainai, iš tikrųjų, aš galiu irgi biškai pasidalinti savo patirtim su Agne Bastienė. Jinai, mano, irgi buvo pirmoji, Deividas Bastys ir Agnė Bastienė pirmieji, kurie manim patikėjo, gal tai pasakyti, irgi atvyko į kalėdinę fotosesiją ir nu, wow, ta prasme, irgi šeima prie širdies dėk. Nu, tas toksai, kur atrodo, nu, ir ta Agnė atrodo, gal čia pasikėlė, gal čia taip, nu, tikrai toks visai kitaip, nu, ir viskas, mes dabar su ją kavytės, vos ne, jeigu prie jūros, tai va, prašau. Labai fainai jo tas ryšys toksai ir atrodo, nei čia jie žvaigždės tokie, nei čia, nu, tiesiog jie čia normalūs žmonės. Tai man, kad ypač kai ateina į fotosesiją, tu pamatai, nu, aišku, būna ir kitų atvejų, bet aš irgi prisimenu, buvo kalėdinės, va, kaip fotosesijas kažkaip prisiminiau, pasakai buvo, kad, nu, tai dabar jau jie įsiskyrė, bet ta Pinų šeima buvo dar pas mane ir aš prisimenu, nu, aš galvojau viskas, ta prasme, aš blogai padarysiu, tai jau Tapinas ant visos Lietuvos parašys paustą, kad, nu, ta prasme, nu, tragedija, jo, aš dabar jau, jeigu suklysiu, tai jau bus kažkokia vieša, bet, nu, aišku, čia gal pats taip sureikšminu, nes aš manau, kad ten jam gal ten iš vis buvo, nu, dabar tos nuotraukos jo buvo, nebuvo, taip jau prisimenu, kai jie atėjo, tai aš žiauriai bijojau tikrai va tos fotosesijos, nors atrodo, ten to kalėdinių daug ir vieni po kito eina ir galvoju, jie ateis, man čia bus šakės, bet kažkaip irgi, nu, ta prasme, žmonės kaip žmonės ateina, nusifotografuoja, jiem kažkokia nauja patirtis, nu, prasme, ten gal šeimininė, ateina į tavo aplinką, tai jiem gal kažkuriais atvejais dar nejaukiau negu tau atrodo, tai vat... Fainai, tas toksai iš tikrųjų ryšys paskui, kad išlieka ir tai vat. O dabar, tarkim, kokį tipsą, kad fotografuoti žvaigždės, gal turi kokį tipsą fotografam, pradeda tiesiam, kaip jiem irgi, vat, nu, vat, noriu Rolando nufotografuoti, ne? Tai dabar, kaip prieiti prie to, tarkim, vat, nu, to viso šurmulio, to jau tokio žvaigždžių, to viso etapo. Tai vienas, aš nežinau, ar dabar jau tas galiotų, nes galvoju, man prasidėjo tai prieš kokius 15 metų turbūt, kad kažkokius pradėjau žinomesnis veidus fotografuoti, tai man buvo tai, kad aš nebijojau, kaip sakant, nemokamai eit fotografuoti ir ta prasme ir ten siūlytis, rodytis ir panašiai. Ir tarkim tai, kad vienas veda prie kito. Nu, pavyzdžiui, aš norėjau vestuvių žurnalą papulti, aš parašiau vestuvių žurnalą. Ten mane redaktorė supažindino su kažkokiais kontaktais, su kuo aš galėčiau ten padaryti, tarkim, idėjinę fotosesiją.
Toj fotosesijoje aš susipažinau su aksesuarų kūrėja Dovilė Dagė. Tada jinai jau savo fotosesiją mane pradėjo imti ir jinai ieškojo kažkokių veidų ir pavyzdžiui tą pačią ten Ievą, bet vėliau pasiėmė Ievą, bet tarkim, ėmė ir prieš tai kažkokius žinomesnius veidus, tai tarkim mes ten su ja ir nesam fotografavę ir dar ten kažką, ta prasme, kad buvo tokių tikrai tų veidų, ką jinai pasiėmė, tai pavyzdžiui per tokias fotosesijas, kur nuo nemokamos perėjo į tai, kad kažkokią ir pažintį užmesgė ir pradedi dirbti su žinomesniais veidais ir dar pradedi ten užsidirbti, nes papuošal, su papuošalais ten atnešė fotosesiją, o po to jau ten jai kolekcijas fotografavom. Bet aš tikrai daugam rašiau, siūliausi ten ar žurnalus, ar žmonėm, kad tiesiog pasifotografuoti, netgi būdama dar Josvainiuose, Kėdainiuose, aš prisimenu, irgi norėjau, kad gal portretus kai fotkinu, kažkokį irgi žinomesnį veidą, tai pas mus atvažiavo ten teatras su Ivanausku ir aš galvojau, kad gal aš noriu jį pafotkinti, tai aš tiesiog mačiau, kad atvažiuoja į kultūros centrą ir parašiau, bet tai nenorėjo prieš spektaklį, nes sako, mes ten atvažiuojam pakankamai prieš spektaklį jau vėlai ir aš noriu taip susikaupt, nenori fotkintis. Tai daug ir tų aišku, turi išgirsti, neišsigąsti ir tiesiog stengstis jo ieškoti, siekti. Kaip smagu, iš tikrųjų gerai, kad nepasidai. Aišku, čia vėl drąsos reikia turėti, aš manau, nes, tarkim, tu turi būti drąsus parašyti ir paskui, aišku, gauti tą ne irgi drąsiai priimti ir toliau vėl eiti tas toksai taip, tai šitas. O dabar, tarkim, ar kada teko tau ar kada nors jautei spaudimą keisti savo stilių dėl rinkos poreikių? Aš sakyčiau, gal tokia, aš pati gal esu lanksti ir stengiuosi perimti tos tendencijas po truputį, nes aš pati, pavyzdžiui, kai pasižiūriu dabar savo senus darbus, tai, iš tikrųjų, kažkiek visą laiką ir yra atspindintis tas tendencijas. Tai buvo kažkada labai ryškios spalvos, daug to aštrumo, pridėta šarpa, po to kaip tik į pastelę nuėjo prigesintos tokios labai labai švelnios spalvos. Tada ten daug kažkokio greino triukšmo juostinis efektas ir ten po to natūralumas ir visą laiką kažkaip eina. Ir aš supratau, kad aš taip visą laiką noriu atspindėti ir gal net kaip tik prisitrauktas tendencijas į save, kad, nežinau, domiuosi ten mada, perku mados žurnalus, žiūriu, ką ten daro pasauliniai fotografai, ypač mados sferai, kokias tendencijas, ką naudoja, kokius apšvietimus ir tą bandau įsitraukti, įsidėkti pas save. Tai realiai gal buvo ir mano tų nėštumo fotosesijų sėkmė iš to, kad aš pradėjau kažkaip užsienį pamačiau, kad nėščiasias fotografuoja kaip mados žurnaluose. Paprasme, kad kažkaip minimalistiškai, stilingai, studijoje ir tas labai, pavyzdžiui, patiko žmonėm ir man visi rašydavo tai, kad visi fotkina ten gamtoj gėlės, tiuliai ir drageliai ir sako, norim kažko modernaus, kaip pas tave. Ir realiai tas labai labai padėjo man kelyje ir pamačiau, kad tas žmonės nori vis tiek to modernumo, tų tendencijų ir kažkaip jas įsitraukti pas save. Tai šitą tikrai stengiuosi, bet yra, tarkim, kur aš ir nelabai noriu. Tai pavyzdžiui, aš sunkiai prisijaukinau dirbtinį intelektą. Iš pradžių man joks iš vis atmetimas buvo, kad aš šiandien naudosiu, man nepatinka, aš noriu viską kontroliuoti, bet peraugo į tai, kad dabar naudoju šiaip. Po to kažkaip įsibandžiau ir visi tokie, aš ten maždaug verkiu, kad jau ten kiek aš sėdžiu prie nuotraukų ir sako, bet nereikia tiek sėdėti, ta prasme, gali tą naudoti. Ir tada kai pradėjau naudoti, supratau, kad tikrai galiu aš tą rezultatą pasiekti, kokį aš noriu ir daug greičiau. Tai įsivedžiau tą. Gal ko neįsivedžiu dar filmavimų, pavyzdžiui, aš nežinau, aš nenoriu dar kol kas, man atrodo atskiras mokslas, kad tikrai reikia kokybiškai gražiai padaryti ir aš noriu arba tada daryti normaliai gerai, arba iš vis nedaryti. Tai pavyzdžiui, sakyčiau, irgi toksai trendas, man ir per mokymus daug klausimų buvo apie tai, kad ar reikia filmuoti, tai aš sakau, kaip ir, nieko daryti nereikia, jeigu tau ten užtenka užsakymų, jeigu tu pats gerai jautiesi, bet faktas, jeigu ten yra iš klientų didelis poreikis ir tau trūksta tų užsakymų ir tu nori, būtent šitoj srityje likti, tai tada turi turbūt mąstyti, kaip įsivesti tą. Tai nesakau, kad nefilmuosiu niekada, bet ta tendencija, kurios taip vengiu įsileisti, man nėra natūraliai, kad aš labai norėčiau tą daryti kol kas. Bet mes fotografai, tarkim, tai būtent, ar reikia to dalyko, tarkim, yra, atrodo, videografas eina, videografų, filmuotas, čia tas pats, fotografų, make-up meistrė, ta prasme toks, bet mes iš mūsų atrodo dabar, toks, užsimanė visi, visko, kad tas visas ateitų, toks, atrodo, viskas, ateinu ir viską gaunu,
visiškai sumoku tą vieną sumą ir tu esi viskas viename, kaip sakyt. Taip, tai va, yra, kažkaip dar yra žmonių, kur atrodo, kad va, kuo didesnė suma, tai tuo daugiau tu turi, ta prasme, viską padaryti. Man, pavyzdžiui, irgi, ir iki šiol, anksčiau tai, kai gaudavau ir fotografuojant, filmuojant, tai iš vis galvojau, kas čia per nesąmonę, kas čia per klausimas, aišku, kad ne. Bet, po to sužinau, kad yra kas taip daro ir, dabar jau vis daugiau tai daro, bet, aišku, daug kas ir komandose daro. Tada žmonės, ten, tarkim, ar pora, vienas filmuoja, kitas fotografuoja. Čia geriausiai. Kaip ir jo, tada toksai kombo, ta prasme, nepats, aš pati tai, net neįsivaizduoju, nes mes irgi su kolegiam šnekėjom, tai, ta prasme, jeigu tu matai žiauriai gerą kadrą, tai tu arba jį fotkini, arba filmuoji, ta prasme, tą akimirką kažkokia yra viena ir tu, kažką, su jie vienaip dar, jeigu tu vienas žmogus esi. Tai nežinau, man toksai atrodo, gaila, aš filmuočiau, matyčiau, kad žiauriai gera emocija, ta prasme, tokių žiauriai gerų akimirkų, jų nėra daug, ta prasme, jos tokios auksinės, tai aš galvoju, aš norėčiau tada nufotkinti ją, ne filmuoti, jo, tai toksai, aš fotografė vis tiek esu, tai tas toksai. Tai, žodžiu, tegul visi dirba savo darbus. Tikrai taip. O dabar, tarkim, kaip atskirti gražią nuotrauką nuo stiprios nuotraukos? Toks. Jo. Čia irgi yra tas skirtumas, kur ką nori, mato, tarkim, gal fotografai ar komanda, ar netgi tie patys žurnalai ir ką mato žmogus. Tai, pavyzdžiui, žmogus, jisai nori 9% būti gražus. Jam, ta prasme, nesvarbu, jam ten gražus apšvietimas, išskirtinis, kas nori ten įdomi, jisai nori būti savo gražus. Ta prasme, ir beveik viskas, jam beveik daugiau niekas neįdomu. O tarkim, mes, fotografai, mes ieškom kažkokios, nežinau, stiprios emocijos, įdomesnės pozos, įdomesnė apšvietimo. Ir aš, pavyzdžiui, tą įsitikinau su žurnalais ypač, kad dažniausiai būna, kodėl tą ant viršelio išdėjo, taigi buvo daug geresnių. Ir jie nudeda palei savo, ta prasme, dažniausiai, kad ten akis žiūrėtų, būtų tiesiai, šviesiai, aiškiai. Ir jiem ten tie menai kažkokie ten tavo, jiem neįdomu, jiem ten parduoda tas kontaktas kažkoks jaukus, dar geriausia, kad lengvai pasišypsotų ir tą nuotrauką, ten nuobodžiausiai iš fotosesijos ir jie deda jo, deda ant viršelio. Jinai taip graži, bet jinai stipriai jas nepavadinsi. Tai dėl to, pavyzdžiui, tie stiprių tokių nuotraukų ant viršelio, man, pavyzdžiui, atrodo, kad beveik nebūna. Ta prasme, ten būna tas, kas parduodavo, ten kas žiūri taip iš priekystalio tau. Taip, tiesiog ateik pas mane. Jo, ateik nusipirk ir viskas. Tai va ir, pavyzdžiui, man dažniausiai ir būdavo liūdna, kur viršelį, kad paėmė kažkokią nuotrauką visiškai ne tą. Tai va aš buvau žiauriai laiminga, kada čia buvo paskutinis prieš metus L-Kids viršelis ir ten Belinskaitę fotkinom su dukra. Ir jie ten tiesiog jos ant žemės gulėjo ir vieną kitą. Aš net negalvojau apie ją kaip viršeliui, jinai net nebuvo ir skirta, ir nefotografuota, nes būna vis tiek viršelio kadrui daugiau, dar ten dėmesio, ieškom detalėm, biškai pasižiūrim daugiau laiko, o jinai net nebuvo skirta va tam ir ją pasirinko tiesiog ten fainai Artūras, maketuotojas sudėliojo ir smagu, žodžiu, jo, ir kažkaip labai nustebino, nes irgi buvom darę tą standartinį viršelį, kur laiko rankoje vaiką ir žiūri kadrą tiesiai, jo, pasirinko tą, tai va toksai smagu kartais tokie, kad nesirenka visiškai to tiesioginio varianto. Bet tarkim, aš irgi pastebėjau ir iš asmeninių po to fotosesijų, kad kas man atrodo stipri galbūt nuotrauka, arba man kažkokia įdomi, patraukli, tai klientui gali būti visiškai neįdomi. Pavyzdžiui, aš ten būna pasižaidžiu kažkokį laiką su įdomesniu apšvietimu, tai gali pats klientas pas mane atsirenka nuotraukas, iš vis net neatsirinkti iš to apšvietimo nuotraukas. Būna net pati pasakau, kad gal ten pasiėmėm kažkokią kadrą iš ten, fainai, jeigu publikavimo ir kažką, tai, sako, jeigu leidžia viešinti, sako, tu, gali dėl savęs, bet, dėl manęs tai nebūtinai. Tai žmogui, jo, jisai gražus, jis ten gali, ten 10 nuotraukų, tokias pačias vos neatsirinkti, kad vienas geras šonas jo, ten ta pati šypsena ir jisai, jo, visas 10. Aš ten, pavyzdžiui, jaunas tau, ten aš noriu Instagramo slaidą, tai viena iš toliau, kita iš arčiau, viena ten žiūri viršų, kita ten iš šono, kad kažkaip žiūri iškart gal įvairiai kažkokią istoriją. Ir emocijų, jo. O čia, žmogui tas nebūtinai. Jo. Tai tas yra, bet tarkim, yra irgi kažkokia dalis viena gal, kur yra jau toksai, nusakyčiau, tas kadras, toks irgi, kad auksinis, kur jau, nežinau, neįmanoma ten jam atsispirti neįmanai klientam, kur visiems ten, tarkim, nežinau, 200-300 nuotraukų. Aš ta prasme ten prarinkinėjant jau pasižiūriu, kad man čia jaučiu žiauriai geras, stipriausias kadras, ten nežinau per kiek laiko ir klientas atsirenka, nors ten nėra, kad ten kažkaip gražiai supozuota, bet tiesiog, kad žiauriai gera emocija kažkokia, nors ten
gali būti net netaisyklingas kažkoks ar apšvietimas, ar kas bus sudėliota, bet tiesiog, tai sakyčiau, tokie jau išskirtiniai gal visiems patinka, bet tokie šiaip žiauriai retai pasitaiko tie kadrai, kur tokie jau, wow, visiems. Taip. Kai aš, pavyzdžiui, aš irgi mėgstu fotografuoti su šeima ir atsirinkinėjau, va dabar irgi buvau fotosesijoje, atsirinkinėjau, man, pavyzdžiui, tie kadrai, kurie supozuoti, jie viskas gerai, bet va ta emocija, tas, kur vaikas ten, kad ir įsižiojęs, jisai nusisukęs, ar kitas vaikas nusisukęs, bet va, ta emocija yra viskas, aš imu tą kadrą. Jau toks atrodo, va, emocija. Pas mane, žinok, lygiai tas pats, pas mane ant telefono yra kadras, nors mes, pavyzdžiui, su šeima šiaip kiekvienais metais kažkokią fotosesiją turim ten rudeninę, turim savo tradiciją. Labai gerai. Tai mes turim rudeninę ir turim kartais vasarinę, kartais pamaišom, bet vieną kažkokią visą laiką turim. Tai va, pavyzdžiui, pas mane ant telefono nėra, kad aš atsinaujinu, bet yra žiauriai gražus kadras, prieš kokius gal 3 ar net 4 metus darytas ir ten iš vis jisai, ta prasme, mes kaip žmonės susilieja, fonas iš vis, ta prasme, ten net nespecialiai, ten netyčia fotografija norėjo ištrinti jau tą kadrą, bet kadangi buvo mano draugė ir aš mačiau tas visas neapdirtas nuotraukas, tai gal net ten ir būti ištrynus, aš nežinau. Tai va, tai tiesiog ten fonas fokuse, mes iš vis susilieja, bet, ta prasme, kažkokia žiauriai ten faina emocija, matos, kad mes ten kartu visi 3 ten su mums, su vyru ir jinai, pavyzdžiui, pas mane jau keli metai, va, ir ant telefono ekrano man pati gražiausia ir aš dar ją noriu ir įsirėmint. Ta prasme, jo kiek ten supozuotų, atrodo, išieškotų nuotraukų ir kiek per metus net jau fotosesijų būta ir man jinai liko tokia pati kažkokia vat fainiausia, kur maloniausia mane žiūrėti. Kaip susitvarkai su kūrybinės krizėmis? Ar nesinori visiškai mesti darbo? Ką tuo metu darai? Kad perdegimas, kai būna, jeigu būna pas tave. Jo, tai va, kaip sakiau, ten bandžiau jau išėti darbai. Bandžiau išėti, nepavyksta išėti. Nes čia buvau irgi paskutinis, dabar galvoju, ar prieš metus, ar 2. Buvo, kad galvojau, kad man reikia studijuoti. Gal man reikia kažko naujo, tai studijuoti fotografiją. Vada, aš jau ten pradėjau žiūrinėti, ko ten reikia, kaip ten įstoti, pradėjau ten šnekėti, kad kolegijas dar kas baigė, tai sako, tau nereikia. Bet aš galvojau, gal man ten reikia, bet po to kažką aš ten, man atrodo, pražiapsojau kažką, kad per vėlai jau kai užsimaniau ir taip ir nuplaukė. Ir po to irgi buvo, ten dažnai dirbu Spring studijai pas Kaunecką Vilniui. Ir aš irgi sakau, kaip sekas, sakau, aš mesiu, sakau, turim jau fotografiją, sakau, jaučiu, gal man išeiti reikia, sakau, dabar žinau tokių minčių, sako, nenusišnekėk, sako, čia geriausias darbas ir sako, tu geriau, sako, nerasi, sako, už šį darbą, sako, nenusišnekėk, sako, net nenoriu klausyti, tai va, kažkaip irgi, aš taip irgi po to pagalvojau, kai jau realiai, kad gal reikia išeiti, gal čia tiesiog, aš nežinau, išsisėmiau, jau čia nieko naujo nepadarysiu. Pasižiūriu, ką aš realiai galėčiau kitą daryti ir tada suprantu, kad va šitie sunkumai, kurie man atrodo, dėl ko, tarkim, šitas darbas ar sunkus, ar dėl ko aš pavargstu, kad kituose darbuose lygiai taip pat yra tų niuansų ir jie gal, čia tie sunkumai jie malonus yra, jie smagus, o ten tie sunkumai jie gali būti žiaurus ir nesmagus. Tai pavyzdžiui, vyras sako, kad, sako, tu iš vis, sako, esi išpuikus nuo šito darbo, nes, ta prasme, man gaunas, aš nusiunčiu nuotraukas ir man ten, jeigu neparašo, jau ten ilgo laiško, kad kokia aš geriausia fotografija, ten nuostabu, kaip nerealiai ten nieko taip netrodė savo. Aš galvoju, kad gal aš jau kažką ne taip padariau. Man vyras sako, tu baig, sako, ta prasme, šiaip, sako, žmonėm darbuose, nerašinėja nieks tokių mailų, taip padarai darbą ir ačiū, viso gero. Sako, tai ką tau dar parašo, kad čia gražu, ačiū, tai sako, jau užtenka, sako, bet ne, dar tau reikia, kad surašytų paklodę, kažkokią, tai sakau, tokia jau gal ir išlepintas esi po to nuo to darbo ir gavau per gerai. Daug, man atrodo, patinka. Nes aš irgi nusiunčiu nuotraukas irgi lauki. Tai ne. Viena diena, antra diena nepatiko. Viskas. Bet tu, viskas. Jau čia lygiai taip panašiai. Paskui parašo, aišku, bet jo, tas laukimas žlugdo, atrodo. Jo, bet šiaip tikrai tas yra, nes, pavyzdžiui, būna klientų, kurių, tarkim, ir nieko neparašo, tai, tarkim, jeigu man ten, pavyzdžiui, jeigu žiauriai užimtas laikotarpis, būna pamiršti, bet jeigu ten, pavyzdžiui, vis kažkaip ta mintis ateina, aš tam būna po to ir parašau, ten sveiki, išsiunčiau, ar gavote nuotraukas, ar viskas gerai. Tai, ta prasme, nes, atrodo, nori, ar tikrai gavo, nes, pavyzdžiui, vieną kartą buvo kažkur mailas pasimetė ir galvoju, praėjo deadline'as, nieko man neatsako, ta prasme, gal rimtai negavo. Tai vieną kartą buvo, kad ir iš tikrųjų, kažkur negavo nuplaukėtas, bet nieko
ir kažkaip nerašė. Tai va galvojau, nu, iš tikrųjų gali pasimest, nu, tai tas toksai paklausimas nieko tokio. O buvo, kada, pavyzdžiui, irgi man nieko neparašė, bet po kelių metų atėjo į fotos, nu, ta prasme atėjo ir sako, mums ten žiauriai patiko nuotraukos, tai norim pas jūs, nors man nieko nepasakė. Ir aš jau ten išėjau, jau su ta mintim gyvenau, kad jie nepatiko, aš jų gyvenime nebepamatysiu. O jie, nu, va, jiem patiko, tiesiog jie, nu, neparašė. Tiesiog tokia patiko, jo, ir viskas. O ar esi turėjai sudėtingų situacijų per visą šitą laiką, tokių juokingų gal nutikimų, ar labai baisių, kaip prieš tai su kolegė irgi šnekėjom podcast'e, kad ten kortelė užlūžo, ar ten fotoaparatas kažkas, nu, visokių tokių. Jo, tai gal tokių tragiškų nėra įvykę, bet yra įvykę tokių, nu šiaip, pavyzdžiui, buvo anksčiau įvykę tokių daug iš nepatirties galbūt dalykų, sakyčiau, nes buvo, kad aš darydavau tokias didesnės fotosesijas, bet tokias beveik iš esmės idėjinės, ten pavyzdžiui, vestuvių žurnalui, tai buvo ten, kad mes, pavyzdžiui, nuvykom ten į Kernavę fotografuotis, 10 žmonių, nu aš negalvau, kad ten reikia su kažkuo tartis ant šitų piliakalnių, ta prasme, fotografuotis, o mums prisistatė darbuotojai ir mums, nu, ta prasme, kaip ir, nu, išvaryt maždaug norėjo, kad mes čia neturim jokio leidimo ir kad čia komercinė fotosesija kažkokia ir kad jūs, nu, išeikit ir dar toksai viduje, žinai, galvoja, aš pinigų negaunu, kokia čia komercinė, nu, jiem atrodo, kad čia vauja daug žmonių, bet, nu, šiaip tokia, nu, tokia tipo komercinė, nu, ta prasme, jo, čia ne menas, ne ką, bet, nu, čia žurnalai, bet pinigų niekas negauna, tai toksai biškai juokinga, bet, nu, tai va, ir pavyzdžiui, tada buvo, kad, nu, sakau, tai aš susitarsiu, nu, tai mes pasidarėm fotosesiją ir tada aš tam tariausi su to ten direktyva parko ir tikrai, nu, kad čia leidimas ir kad tos nuotraukos bus viešinamos, nes, nu, aš sakau, okei, mes pasidarykim, jeigu, nu, neleis, nu, tai tos nuotraukos, nu, niekur, nu, neatsiras, nu, tai aš tikėjausi, kad, nu, kad susitarsim. Tai va, tai buvo tokia situacija, tai gal tokių nesusitarimų buvo, mes kažkada į Kauną, nu, buvo iš vis idėja į Pajūrį važiuoti fotkinti su modeliu, prastas oras, galvojom, ai gal į Kauną užteks. Nu, tai Kaune galvojom kažkur prie baseino, susiskambinom ten baseinus, nieks nenori įsileisti, nu, ten visur ir užimta ir nenori fotosesijos, ten lietus pradėjo lyti. Nuvažiavom tokį karjerą, ten vyksta darbai, ten pradėjo sunkvežimiai mums pypsint, kad, nu, eikit iš čia, tai vieną kadrą pasidarėm, išvažiavom, nuvažiavom prie kito karjero, kažkaip nėra ten priėjimo. Tada nusprendėm, gali botanikos sodo oranžerija. Ten nuėjom, kaip ir įleido, tada susistabdė, oi palaukit, čia daug žmonių, čia kažkokia komercinė fotosesija, nusakom kaip ir taip. Nu tai tada negalima, ar ten kažkokia gal 300 €, nu tai tada netinka, tada išėjom, jo, ten galą, ten irgi tampėmės, ten to nuvažiavom prie šito kažkokio paplūdimio, ten irgi Kaune, ten tiesiog, prasme, biškis meliuko, biški vandens ir pasidarėm tą fotosesiją, bet tokių tikrai baisų. Vieną kartą, kai aš tikrai verkiau, irgi buvo su fotosesija, va, čia realiai viskas gal buvo metų 2 bėgyje, ta prasme, nes aš kažkaip labai norėjau su žurnalais dirbti ir va, stengiausi daryti tas idėjas, tokias fotosesijas su didesnėm komandom. Tai buvo tai, kad norėjom daryti editorialą. Tai mums ten kaip ir pasakė, kad ten Ievos žurnalas, kad mums įsidės mus ir aš ten susitariau ten tokį dvarą, viską, ten irgi pasikviečiau ten plaukų stilistą, ten garsiausiai, jau ten ką jau galvojau, kad galiu pasikviesti, viską suorganizavau, padarėm tą fotosesiją, ten milžinišką sutartį pasirašėm, kad ten dvare tik nebus per seksi ir žodžiu, bet kad ten jau viskas pasidarėm. Ir žodžiu, nusinčiam redakcijai tas nuotraukas, aš jau ten visiems pažadėjus, kad bus žurnale. Ir sako, nu, maks 2 fotkės galim įsidėti, bet šiaip reikia 4 įvaizdžių, sako mum. Tai mes ten su ta draugė modeliu, kur mes ten darėm, aš realiai ant lovos, aš ėjau ir žliumbiau, nes ta prasme aš ten tiek, nusakau, ten visiems žmonėms prisižadėjau, susitarus, ir tam laiko, jo, viskas, ta prasme, ten žiauriai. Tai mes tada irgi kažkaip su ta draugė pasinervinom, tada susijėmėm, sakom, gerai, tai reikda mušti ir tada varėm į Kauną, dar ten tokį viešbutį, dar 2 ten padarėm įvaizdžius ir ten tada tos 4 nuotraukos atsidūrė žurnale iš 2 fotosesijų suklijuotos, jo, tai žodžiu, tai tokių, sakyčiau, iš nepatyrimų, o iš šiaip, kad su klientai sunkiau, nu, dabar gal senai buvo, kad, nu, kad kažkas labai, taip sakyčiau, blogai, gal iš tokių vienų, gal, nu, kaip pasakyti, irgi naujesnių, bet čia 5 gal metai atgal buvo, kad vis tiek kokias studijas nuomojasi, yra kelios erdvės. Ir pavyzdžiui, ten Springsuose yra tokia viena erdvė su tokiais didžiuliais langais labai kaip niujorkiniais tokiais. Ir yra kita tokia, Brooklyn vadinasi, su tokiam betoniniam sienom ir tokia labiau gal trešė, sakyčiau, tokia. Ir, nu, aš tai vieną, tai kitą užbukindavau, bet daug gal storijų keldavosi klientės iš to su langais.
Ir aš ateinu į fotosesiją ir sėdi nešioju ir verkia. Ir aš taip nuėjau, galvoju, ar čia mano klientė, po to nuėjau ten į administraciją, sako, ten jau ten tavo klientė verkia. Ir aš taip nuėjau, sakau, ten sveiki, ar viskas gerai? Sako, ne, negerai, aš norėjau tos studijos su langais. Ten būtų. Ir aš sakau, bet mes čia viską padarysim, nu ką mes tarėme, sakau, čia baltą foną pasistatysiu, ta prasme, ten ar ciklorama, ar baltas fonas, nesvarbu, nu, tą rezultatą vis tiek išgausim. Nu, tipo, bet aš labai norėjau prie tų langų, nors mes ten net nesitarėm kadrą prie tų langų, bet, žodžiu, jinai norėjo prie tų langų. Nu, ir, o kitoj studijoje užimta jau tas Niujorkas fotkino, ten fotkino tada Lukas Gricius. Ir aš tada pasibeldžiau, aš sakau, nu, ten iki kada fotkinė, visą laiką užimta. Tai, pasifotkinom mes toj, kurie negraži buvo. Ir aš įsiprašiau, kad kol jie ten ar persinginė ar kažką, mes įeitume pasifotkinti prie tų langų. Ta prasme, dar kad jai būtų ramu. Tai prisimenu, tokia irgi buvo, nu, nemalonu, nes tai jau, atrodo, noris tos geros emocijos, o tai jau klientas verkia, nes jai baigėsi tą studiją, jo. Tai aš tada kažkaip po to persiganau, kad kažkaip, nežinau, pristatyti labiau klientam, kokia čia bus aplinka, nors jie šiaip visą laiką išsigąsta gal truputį, nes tos studijos visos yra tokiuose senoviniuose pastatuose. Taip, su dideliais langais. Ir visą laiką, ta prasme, jau ten būna truputį gal to išgąsčio, nes, nu, nėra taip, kad jo čia atvarai ir ten jau viskas marmurai ten ir taip gali, toksai, nu, visur jie tokiuose gamybiniuose pastatuose, tai kažkaip tai, nu, bet dabar jau gal daug tų studijų visokių kažkaip yra, jau pripranta žmonės, nu, ir supranta daugumą, kad čia tokios erdvės ir kad tas rezultatas, nu, nebūtinai jam priklauso, nuo ką tu pamatai iš pirmo žvilgsnio. O pati ar turi savo mėgstamą fotografą kažkokį, nu, vat, nebūtinai Lietuvoje, užsienyje kažkokį, vat, į kurį tu kreipi dėmesį, kas tai galėtų būti? Tai irgi, sakyčiau, per etapus skiriasi. Turbūt pirmas toksai, kuris man labiausiai patiko fotografas ir kur, nu, tai va dabar kaip tik kažkaip apie jį galvojau ir galvojau, kokie jie naujausi darbai, nes jis taip kartais ten būna ant Vaugo kokį viršelį nufotkino, nes aš iškart labai atpažįstamas jo braižas, tai Timas Volkeris. Ir pas jį tokios pasakos, toksai storytellingas, tokia labai netradicinė ta fashion fotografija. Tai man jisai labai strigo, aš jo knygą esu nusipirkus ir dabar bus Londone paroda ten nuo rudens iki kitų metų sausio. Tai vat irgi, jeigu pavyks, labai norėčiau nuvažiuoti pasižiūrėti, nes, nu, tokie įspūdingi, išskirtiniai, labai atpažįstami darbai. Tai va toksai, kur vis karts nuo karto įsijungiu, pasižiūriu ir vat matosi ten kokiom nors ten, nežinau, ar ten gulbėm, ar kažkokiom ten plunksnom, ar ten tokia pasakiškas su kažkokiais akcentais, įdomesniais viršelis. Ir aš dažniausiai galvoju, nu čia jisai turbūt fotkino ir aš atsidarau, nu ir jisai. Tai toksai labai atpažįstamas ir toksai fainas veidas. O iš tokių naujesnių, nežinau, dabar, tai aišku, iš Lietuvos turbūt Rokas Darulis, jau ta tokia... Kaip norėčiau, aš jį pas tave pasiimtės, tu neįsivaizduoju, gal girdės, netyčia, Rokai. Jo, tai va, tai toksai, nu, aš manau, nu, daugumai lietuvių fotografų jisai yra tas, tokia, nežinau, kaip ir siekiamybė, nes jisai ir daug pasiekęs, ir tas jo skonis išskirtinis, ir, nežinau, kaip žmogus atrodo fainas, įdomus, aš prisimenu, tai aš atėjau, dar buvo tas snapas, ar kokia ten fotografų konferencija. Ir aš galvoju, kaip jisai tiek daug pasiekė, nes jisai ten taip kuklinosi ant scenos, žiauriai nervavosi, ir aš galvojau, tai kaip jisai vos čia pašneka ir jisai ten Vaugus, bazarus fotkina. Ta prasme, aš galvoju, kaip, nu, bet pasirodo, galvoju, įmanoma, būti, prasme, intravertu, paprastu žmogumi ir tavo tas darbas, nu, nenusako, tu, ta prasme, eini daryti to darbo ir, nu, vat, gali būti kuklus, paprastas žmogus, ta prasme, ten, nu, nes, pavyzdžiui, priešingai, tarkim, koks Kauneckas, jį daug kas įvardina kaip, nu, arogantišką, ne, jisai toksai grubus yra ir jisai toks, aš prisimenu irgi, ir jo buvo ten pranešimas ir jis toks ten asistentui, atnešk ten tą, atnešk tą. Jo, jisai ten stumdo greičiau, nu, ir jis, nu, toksai, vat, yra ir jo toksai, vat, būdas, nu, mes kažkaip irgi, kai susipažinom, kai pas jį studiją dažnai namodavausi, tai, nu, ta prasme, irgi, va, kai tu pašneki, susipažįsti, supranti, kad tiesiog būdas jo, tas žmogus, ta prasme, kad jisai irgi ir fainas, ir linksmas, ir paprastas, bet tiesiog toksai, vat, būdas, bet, nu, tikrai, va, nedaugam jau toks priimtinas, bet, va, žiauriai įsitinkamas komercijai, kada nereikia to, va, ryšio, nu, kas va, pas mane priešingai visą laiką, aš noriu ryšio su žmogum, ten pabendrauti, atskleisti.
pažaist, o pas jį, ta prasme, ten gali jokio ryšio nebūti. Ta prasme, ateini, susistatau, čik, pasuku, sudėlioju, nufotkinu, išeinu. Nu, ta prasme, kad viskas tokio tikslumo ir šito, tai vat, nu, priešingas tas darbas, bet vat jo, skirtingai žmonės. O kaip tu reaguoji į tokį dalyką, tarkim, vat, aš pas tave dabar ateinu klientę, ne, ir vat rodau nuotraukas, noriu dabar tokios nuotraukos, kaip padarė, nu, vat, Tomas Kauleckas, ne, va, būtent tokios. Ir, nu, ar tu, kaip tu priemi, tai ar tu eik pas jį tada, nu, tiesiog, ar kaip viskas vyksta pas tave galvoje, tarkim. Jo, tai priklauso, nu, ta prasme, jeigu ten jau grinai nukopint, tai, nu, aš nenoriu, bet tarkim, jeigu, nu, vat, yra kažkokia asmeninė fotosesija ir iš 10 kadrų kažkokį ten darom, nežinau, panašų į kažką, tai aš padarau, bet tai priklauso, ar aš pati, nu, kaip noriu padaryti, ar man priimtinas, koks bus tas kadras, nes, pavyzdžiui, buvo, nu, atsiuntę, tarkim, iš lietuvių fotografų irgi, kad kažko tokio norėtų ir tai, nu, visiškai ne mano stiliaus ir aš tada pasakau žmogui, kad tai, kad tavo fotografija labai gerai šitą sritį yra įvaldžiusi, būtent čia yra, nu, nežinau, išskirtinis stilius retušas ir jinai geriausiai padarys jums tą tokią fotosesiją ir dėl to rekomenduoju pas ją eiti. Tai vat, šiaip tai net man paprasčiau lengviau ir perduoti tiem žmonėm, kas darė tą kadrą, negu ten spėliot, kaip ir padarė ir plus dar, jeigu aš nenoriu to daryti, jeigu aš noriu ir man kažkoks įdomus iššūkis, tai aš apsiemu tokį daryti, bet, nu, nesinoriu, kad tai nu, noris vis tiek kažką pakeisti, kad tai nebūtų, nu, visiškai tokia kopija, nu, vis tiek kažkaip tai toksai... Nebus visą laiką tas, kaip tas padarė, bet taip. O dabar biškai pašnekam apie tavo mokymus, man labai įdomu. Kaip iki jų priėjai, kaip vat šiandien sugalvojau darysiu mokymus, ne? Nu, vis tiek kažkoks toks buvo kitaip truputėlį, kaip priėjai prie jų, kad... Tai iš tiesų buvo senai gal tie, nežinau, ir paskatinama iš kolegų daryti, nes ten ir plaukų stilistai, ir visažistai, nu, ten pavyzdžiui, iš mano pažįstamų pakankamai anksti pradėjo tos mokymus daryti ir sako, daryk tu. Nu, ir aš kažkaip nenorėjau, nesijaučiau pasiruošus ir nesijaučiau, kad, nu, iš vis čia kažkoks mano dalykas. Ir tada turbūt, kaip visiems per karantiną atėjo idealių minčių, jo genialų. Tai va, tai irgi buvo tada, ką aš galiu daryti, kokį čia turinį kurti, jeigu negaliu fotosesijų daryti, kaip išnaudoti laiką. Ir buvo tada, man atrodo, ir su Tomu Brazinsku iš Brazė mokymų, va tada, kad jisai kažkaip pasikvietė darytis kartu ten tokio kaip apie asmeninę fotografiją ir buvo ten aš kaip, nu, pranešėja ten pokalbėjo, kad tai va tai ir tas vat, buvo momentas ir tada, nu, buvau ten šalia darius va tos visokius ten reelsus, kažkokius ten parodymo, kažkokio apšvietimo tiesiog. Ir iš to išaugo, kad pagalvojau, kad reikia gal tada online padaryti, nes, nu, va, to filmavimuose, tai pas mane buvo tokie pirmi online. Tiesiog padariau tokius kursus, nes pagalvojau, jeigu tas karantinas, gali kažkokią paslaugą pardavinėti, nesusitikęs su žmonėm. Tai va, pirmas toksai atsirado ir tada atsirado gyvi, tokie klausimai, ar galima gyviems, ar galima gyviems. Tai pasidariau tokius kaip individualius, kada gali fotografas vienas ateiti, tiesiog visiškai jam rūpimais klausimais susitikti, pasišnekėti ar apšvietimo, ar retušo, ar ten, nežinau, portfolio, būtent sudėliojam visiškai, ką norim. Ir tada galiausiai pagalvojau, kad gal reikia tos grupinius pagaliau daryti, nes aš kažkaip jų labiausiai bijojau, galvojau, kaip čia suvaldyti tą grupę, kaip skirti pakankamai dėmesio, kaip viską padaryti, kad būtų, nežinau, kažkokiai grupiai įdomu ir kiekvienam asmeniui. Ir kažkaip tai žiauriai šiaip ir bijojau aš jų, bet vis tiek padariau. Aš girdėjau, kad pavyko gerai. Tai buvo geri atsiliepimai, tai dabar jau buvo 4 workshopai įvykę, tai čia dabar galvoju, ar 2 ar 3 metų bėgyje jo, tai jau 4 įvykę, tai tokie, kur po pirmą galvojau, gal nedarysiu, bet žiauriai kažkaip buvo linksma, faina ir vis tada tai padarau, nes, nu, daug tokio organizacinio ten yra, bet nes aš kažkaip noriu labai maksimaliai padaryti, fainai būtų, jo, bet pavyksta, tai vat atsirado ir tas dar šalia, tai vat. Taip. Labai džiaugiuosi, dar viena mokytoja ant Lietuvos. Dabar dar tiesiog paskutinis klausimas, tau jau einam link pabaigos. Norint būti fotografu, jiem toks, ar drąsos reikia, ar kažko reikia, žodžiu, norint būti fotografu, kad jie nepabėgtų, vat staigiai, neįsigastų tos mūsų profesijos. Tai, tipsiukas.
Aš sakyčiau, gal ir kitos tai pusės prieisiu, man čia vat klausia, kas, ar tu nebijai, nu, vat ir iš pažįstamų klausia, ir iš giminių, ar, nu, nebijai, sako, tu mokyt, nes, nu, sako, tai tu visai, nu, vat primokys, iš tavęs viską pasiims ir viskas, nu, yra įdaryt. Nu, tai aš sakau, kad žmogus, kuris nori būti fotografu, tai jeigu jisai yra norintis įgauti žinias ir galintis fotografuoti, jisai ar be manęs, ar su manimi įgis tas žinias. Ta prasme, jeigu jisai ten turi talentą, tai nu, jisai vis tiek, ta prasme, šaus su manim ar be manęs, su kitų mokytojų pagalba arba iš vis be jokių mokytojų pagalba. Tai aš manau, gal tas ir truputį, nežinau, kaip visur, turbūt ar atsijoja šiek tiek tą baimę, bet tu eini į kelią, nu, ta prasme, eini tuo keliu ir tu matai, ar tavo baimė stipresnė, ar noras stipresnis pasiekti kažkokį, nežinau, rezultatą, ar toj karjerai tiesiog būti, ar, nežinau, vestuvės fotografuoti, ar vestuvės užsienį fotografuoti, ar portretus, ar žinomus žmonės. Ta prasme, kad visą laiką yra tas noras kažką pasiekti stipresnis negu tą baimę. Tai man atrodo, tas savo atsakymas visą laiką toksai ir yra, ir man tas atsakymas visą laiką toks ir buvo, kad nors bijau kažką daryti, bet labiau noriu ir darau. Nu va, labai ačiū tau, kad atvykai pas mane, labai gera buvo. Aš iš tikrųjų galėčiau su tavim šnekėti, nežinau, valandas. Labai greitai prabėgo, atrodo, nieko nepašnekėjai. Dar norėčiau klausimų, bet paskui bus neįdomu kitiems žiūrėti. Reiškia, antrą kartą atvarysim. Gerai. Ačiū tau labai ir ačiū jums. Kaip visą laiką, kaip čia pasakysiu, ne? Dabar like, share, subscribe. Ir jeigu patiko, pasidalink, būtinai draugui pasakyk. Viso.